Geras menininkas ima niekalą ir daro meną. To čia jums aš patariu tą visą. Ką aš kalbu? Nesuderinta mano kalba, nesukomponuota. Jums reikia iš tų žodžių padaryti. Kažką sukurti, o tada būsit pasiekę. O jeigu tik parduosi, ką aš tik sakiau, tai čia nulis. Aš nesu kalbininkas, nieko ir neturi dikcijos. Reikia turėti dikciją. Gerą tą visą. Galima tą padaryti apie čia. Iš kiekvieno dalyko galima daryti meną. Iš kiekvieno čia jau. Sako, iš kur tu žinai? Žinau, kad aš matau tą, ką kitas nemato. Gal pradėsim kalbėti nuo kovų. Aš žmogus esu kovingas iš mažens, matyt, mane išauklėja. Antras pasaulinis karas, Afganistanas, kur buvau ir vaikystė vien tik kova ir kova be galo. Pradėjus eilėną. Geresnį paminklą didvyriams nebus, kaip vykdymas jų idealo. Kada žmogus gyvas, reikia rašyti kažką tą daryti, kur gali iš jo žodžių neigiamą ir teigiamą viską sužinosi, bet teisybę sužinosi. O kada kiti net nežino, praeina pro šalį. Paskui mato kiti garbina ir jie tada garbina. Čia yra bandos gyvenimo. O bandos gyvenimą nereikia gyventi, reikia gyventi kaip tu manai. Tiek metų dirbu, kūrybinį darbą 50 metų. Aktyvų 50, o drožinų 7. Jokių atostogų neturi. Jeigu važiuotų į užsienį, tai skaitykit komandiruotės. Tai statyti dirbti. O tai ne visi išveria, o gyvenime pagundų daug. Viskas galima. Viską vieną, tik dirbi tą vieną darbą, turi tikslą, už tai tiek darbų ir pasidaro daug. Tai ir kalba, nedarykit iš karto didelio stebuklų, darykit mažus stebuklus, didieji patys ateis. Varnos skraido būriais, ereliai pavieniai. Tai labai pyksta, kad erelis atsirado, matai. Jeigu man nereikalinga organizacija, aš vienas galiu, tik tai man jų nereikia. Ir aš vienas daugiau padarau dirbdamas negu būry. Kai būna būrys, reikia kiekvienam aiškiai viską, gaištą laiką. Kalbėtėm gal taip. Tai sakau, išsičiauk vieną kartą, supranti. Kol aišku, gerai, eikit dirbti. Visi, kas nematė, mane sugalvoja, kad aš 2 metrų ūgio, tokių plačių pečių, viskas, pagal darbas taip žiūri. Ateina, mato, toks susirėtis vaikštai. Kada dirbi taip, kaip dirbi tą visą, kur veda tą ranką, paskui kaip atsigali, galvą tik uždėjo, iš karto užmiegi. Įsivaizduojat, kad dar tas nuvargimus. Jau nereikala, kad nemiga, kamuoja, niekada išvargsi, pridėjai, net kiti stebėjasi. Tik kalbėjimo, aš atsigulęs porą žingsnių nuėjo, žiūrė, aš jau knarkiu. Nu sako, negalima, nematėm tokio žmogų, kad taip mėgota. Jau tiek atiduodi save, kad jau viskas, užmėgai. Niekada, kaip ir man sako, nėra kada išeiti į pensiją. Dirba, kada išeiti, tu sako, pasižiūrėk visi į savo pasą. Tai paskui kalbėk tą visą. Čia daug kas ir draugai sako, nelip ant savo, tai skraidyti nemoki, nukrysi, pažiūrėk į pasą. Aš nežiūriu, kada nulipa nuo stogo, tada pažiūriu į pasą. Skaitot, dar galima lipti va čia. Nu, į sąnariai visą kitą, kai sakant, nu, įsimaskatuoja. Reikia tepti ir tepti visą laiką. Ir vis tiek dirbu. Tai sako, kaip numirsiu, darykit grabą didesnį, kad galėčiau užsimoti, kur dirbti. Pasidinau ąžuoliuką, kaip užaugs, iš jo grabą pasidarysi ir tada mirsi. Tik pasakiau tą, žiūriu, tas ąžuoliukas jau greit pradėjo augti. Sakau, tu nustok. Aš dar nenoriu mirti. Jis man galvoju, užaugsi, kad manęs nebūtų. Išliekamoji vertė žmogaus yra ne kiek gauni iš visuomenės, bet kiek jai duodi. Čia išliekamoji. Ir tie paminklai, kur kapinės yra nemirusiam, o gyvėjai savo pasistato, giminės, kad pažiūrėti tą paminklą, ko yra. O kiekvienas žmogus gyvendamas turi savo paminklą pasistatyti. Ir tai prasme kalba. Net taip savo darbais. Kad, pavyzdžiui, jisai miręs, išėjo iš gyvenimo miręs, bet jau darbai likę darbai, ne vien tik menas, ir visur gerų, viską reikia daryti gerai. O tik prisiminė apie jį kalbį, tas skaitasi dar gyvas. Jeigu nusuk apie jį kalbėti, jis nebegyvas.
Nu, kad aš kalbu, daug bus prieštaraujančių, visą kitą, bet čia yra teisybė, čia yra mano teisybė. Aš niekam neperšu, bet kiekvienam žmogui verčia susimąstykit čia. Gerai, negerai, kaip jūs gyvenat, kaip norit gyventi. Jeigu ateina į mano parodą, žmonės nuo to nors truputį trampa geresni, tai aš jau pasiekiau. Tai klausia, sako, tu aš meno nebaigęs, nieko nesuprantu, kas yra menas. O čia nėra ką suprast. Tu ateina, tu džiaugiasi, išeinams ar nesidžiaugi. Jeigu nesidžiaugi, nusispjaudai, tai viską, tai čia ne menas buvo. Kažkoks kišas buvo, dar kažkas panašaus. Reikia žmogus geresnis taptų. O čia ir yra menas, čia dieviškumas yra. Ir kai manęs klausia, tai koks tavo išsilavinimas? Nebaigtas pradinis, aukštas partinis, sakau. Čia humoras ir teisybė, kad mokytis reikia visą gyvenimą. Visą gyvenimą reikia mokytis. Kada baigia institutą dar ne viskas, čia pradžia, kaip reikia mokytis, sutrumpinta baigia. O kada pragyvenė visą gyvenimą, čia yra gyvybinis faktas. Pavyzdžiui, man nereikia kalbėti, filosofija domiuosi, dar kažką vis ir savo pergyventus įvykis vien tik pasakoti. Kiek klydau, kiek neklydau, kiek visokio humoro buvo ten. Ir, pavyzdžiui, aš ir ką nors gerą padarau, žmonės patenkinti. Jis patenkintas ir aš patenkintas. Jis nemato, kad aš patenkintas. Man atpildas yra, kad jam gera. Suprantate? Čia gamta ir gydo. Jei tu teisingai gyveni, nu tai ačiū gamtai, kad manęs atverė, ačiū tėvui ir motinai, kurie mane pagimdė, kiek galėjo auklė, kiek negalėjo, pats ir dabar mokosi visą gyvenimą. Daug ką kalbu, tą kalbą, ką suprantu, patinka, kam nepatinka, galit neklausyti. Aš tą kalbėjau ir kalbėsiu, tada po 10 metų gausi daugiau žinių, kitaip kalbėsiu. Negali būti, kad žmogus būtų toks pat visą gyvenimą. Nebūna toks pat, viskas keičiasi. Ir gamta pažiūrėk, kaip keičiasi. O turtingas aš visada buvau turtingas. Žinau taisyklės, mažik norus ir būsi turtingas. Nesvarbu, kad kitas labai ten turtingas, bet jis nelaimingas. Sako, kas tu? Sako, aš turtuolis vargšas. Visas skulptūras aš darau iš aukso. O kas mūsų auksas? Mūsų auksas yra ąžuolas. Tai kam daryti iš metalo, jeigu galima daryti iš aukso. Ir darau. Ąžuolą pasirenku, aš ąžuolą nesirenku. Kokį man duoda, iš tokio ir darau. Blogas menininkas ima gerą ąžuolą ir daro niekalą. Geras menininkas ima blogą ąžuolą ir daro šedevrą. Ąžuolas čia neturi reikšmės, taip pat kaip prie gamtos ir prisitaikyti ir prie ąžuolo. Labai stipriai geležinį rašinį sukaitą. Šaudė ir išdėtavo. Amnašos, kad nesidaužė. 14 stočių padaryta, apjuosti Kryžiaus kalną visą. Tai visą Kryžiaus kalną ir apjuosim tą visą stotis praeina. Čia buvo šventimai ir viskas. Pastatyti buvo labai sudėtinga, įsivaizduojat, iš tos pusės mašinas galėjo privažiuoti, iš anos negalėjo. Tai reikėjo su kranu 50 kartų. Labai kada statė, įdomu buvo, kada pakelia į dangų, pakelia akis, kad tas stulpas skrenda kaip aukštis. 50 metrų aukščio, suprantat visą. Tokie galingi kranai buvo. Taip. Dabar atrodo kaip paprasta, kaip reikėjo sugalvoti visą. Čia naujai viskas spręsta. Aš ir sakiau viską, eik daryti, kad sovietai labai ilgai, čia garantuoju 100 metų. Tai už tai man ir vyskupas įteikė garbės raštą pačioj bažnyčiai, kurio tai būna tokie dalykai su visais pašventinimais. Yra tradicijas, bet čia labai retai jau gauni iš vyskupų tokių dalykų. Nors aš ant religijos paburnoju viską tą, bet teisingai tik kunigai ant mane supyksta, juos apramina. Sako, nežiūrėkit, ką jis kalba, žiūrėkit, ką jis daro. Daug padeda. Matot, kiek kryželių čia pridėta aplink.
Ir kada Baltijos keliai statėm tą visą, ten žmonės patys pirmą pradėjo statyti labai nemokšiškai. Medžiai priaugę, tai akmenų pridėjo tėvot. Juostas čia, juostas visą pedesalą padarė, kaip kryžį daryti, jį nebėra. Tada aš įsijungiau, tai ir nevalgęs, per 2 dienas padarėm, bet sakau taip pat, jeigu manęs klausysit, tėvo motinas neklausyt, dabar turėsit klausyt, kad padarytumėm, ne man čia, bet pats darbas reikalauja, specifika tą darbą, kad reikia tą daryti. Na ir vyrai klausė, aš visą proporcijas išdėlioju, o medžiagos buvo kiek nori. Aš neėmė tai iš sandėlių to medžiagai, į savartynų paėmė to medžiagų, kai būdavo išmėtama savartinė tą visą. Kaip buvo to. Tai jau dirbo, aš čia piešę darau, tai vieni pjauna, kiti tekina, tą pjaustyt reikia, tą irgi reikia mokėti, varė tą, išvarė, turiu galvoje, toną varė reikia, kad padarytų tą kryžių. Na ir būdavo, nueinu į šalį, jau pradeda rūkyti, pradeda kalbėti. Grįžta atgal, man nereikia nei žodžio, sakyti, pamatė, mane visi pradeda dirbti. Na ir stovi kaip angelas sargas, net pačiam nepatogu, galvoju, ašgi nebūdelis kažkaip, bet tvarka turi būti. Tai reikėjo man priimti kažkokią tai. Gaila man tų žmonių, bet jie taip išauklėti yra. Tiek nueik ir nebedirba. Tai stovėjau visą laiką, kad to darė. Nereikia sakyti nei žodžių. Nei žodžių, iš karto supratau. Pradžioj pasakiau, kaip bus. Jeigu taip sako, aš išeinu. Nedirbu. Jeigu taip ir padarėm, per 2 dienas ir pastatėm kryžių. Ir geriausia. Po metų pavogė tą kryžių. Supjausė gabalais ir pavogė, varė. Tai ką, vieni kūrė, kiti dirba. Treti nekūrė, nedirba. Moka, kaip reikia dirbti, kaip reikia gyventi. O trečia grupė nei kūrė, nei dirba, nei moka, vadovauja. Vat ir valstybės yra piramidė. Įsivaizduojat? Čia užrašėte? Jo. Gerai. Įterpkit kur nors taip gudriai taip. Reikėjo čia 5 ąžuolų, kad padaryti tą darbą. Sukaupiau ąžuolus, padariau tą darbą, pusmetį kaip dariau. Tai čia vaizduoju, čia yra. Lietuvaičiai, tai visi kovos, reikėjo tyrinėti, iš kur tie tūrai vadinasi, bokštai, kodėl ant tų bokštų dar bokšteliai yra, ta viską. Visada, kada dirbu darbą, turiu persikūnyti tą personažą, ką aš darau. Tai čia daug buvo personažų, kurie kariauja, kurie mušasi viskas. Tai va čia kariaukit prie šachmatų lentos ir nieko nevokit. Ir bus gerai, ir dirbkit, ir bučiuokitės. Mūsų Lietuvą Dievas apsaugo ir myli. Amžius suvargęs jos neapleis, dvasios galiūnus augina, veda juos stebuklingais keliais. Amen. Prieš kiekvieną posėdį susirinkimo kalbėdavo tą maldą. Ta aš tai prieš kiekvieną darbą vesdavo visiems sukalbėti tą maldą. Jie sako, vyrai išmokyt, neišmoka, reikėjo man visą laikį vesti. Vesdavo, jie pritartų, tada pradėdam tik darbą. O tai religija prijungė, kur padėjo man dirbti palaikytą drausmę. Čia buvo didžiulis stebuklas. Mes esame amžininkai, kur matėm, aš ir dalyvis, kur dirbo, bet Baltijos keliai suvėt man neišėjo, nebebuvo jėgų. Tos 2 dienas dariau, kad pastatyti kryžių, nebuvo. Viskas įsisėmęs buvo. Tai viskas. Ne dabar, bet tau galite išjungti. Ne tas turtingas, kuris daug turi, bet tas turtingas, kuris džiaugiasi, kad turi. Ir aš visą laiką buvau turtingas. Nors kartas ir valgyti neturėjau. Neturtingas. Tai va čia ir tas dvasinis pasaulis, ir menas, stiprybė yra ne ūgis, o smūgis svarbu. Va. Dabar ką aš kalbu, aš atlieku savo išpažintį prieš jūs. Čia išpažintis yra. Kad apie save kalba, kitiem kalba, nesame.
Prezidentas buvo Kėdainiuose muziejuje. Jis paklausė, a čia vienas žmogus daryti? Sako, vieną. Tiesiog, kad čia ne viskas, tik 5 dalis, ką jis padarė. Nu, argi žmogus gali tik padaryti. Jeigu aš būčiau kalbėjęs, nepadaręs, kad aš padarysiu tiek, tikrai mane būtų uždarę psichiatriją. O dabar, kai padaryta, konstatuoju faktus. Ja, niekur nesidėsi teisybė, yra padaryta. Prie kiekvienos kultūros gali daug kalbėti ir nusikalbėti. Ačiū už dėmesį. Tai sako, reikia viskas skubiai daryti. Jeigu kažkas aš užmirsi, ką nors. Vytautai, pagal save, pagal tavo biologinį amžių, tak 60, ne 90. O tu pabūk nors vieną dieną mano kailį. Tada kalbėsi kitaip. Nu, bet kaip atrodai? Atrodo. Prieš mirtį visi gražiai atrodo. Aš mačiau tave ant stogo užvakar. Tai ne 90 metais tikrai.